Sveiki, aš esu Vaidotas iš grupės The Roop ir noriu su jumis pasidalinti asmeninę Kalėdų istoriją. Mūsų šeimyna nebuvo pasiturinti. Aš labai gerai pamenu vienas Kalėdas. Man tuomet buvo nedaugiau negu 10 metų. Kalėdų senis dovanas atnešdavo naktimis ir padėdavo po eglute. Ta naktį aš prabudau ir pamačiau, kad dovanos jau padėtos. Žadinu sesę ir sakau, einame pasižiūrėti. Kartu nueiname ir niekaip negalime pamatyti savo dovanų, todėl kad jos puikiai įpakuotos. Tačiau tėvų dovanos šalia padėtos tiesiog paprastai, su paprastais užrašiukais, mamai, tėčiui. Žiūrime su sesė į mamos dovaną ir negalime patikėti. Tai yra ta pati piniginė, 3 metus iš eilės. Ir staiga mes suprantam visą situaciją. Nusprendžiame iškratyti tyliai savo taupyklės, įdedame tas savo monetas smulkes į mamos piniginę, prigrūdam pilną ją ir nueiname miegoti. Ryte tėvai mus žadina, sako, eikite pažiūrėti dovanas, mes su sesė nubėgame, pasižiūrime, pasidžiaugiame ir tada sakome, mama, o ką tu gavai? Matome, kaip mama bando apsimesti nustebusi ir sako, oi, žiūrėkit, piniginė man kaip tik labai reikėjo. Ir jinai paima tą piniginę ir staiga tikrai nustemba, nes ta piniginė sunki, jinai atidaro ir mato pilną monetų joje. Ir jinai atsisuka į tėtį, žiūri mus, sako, kas čia, iš kur čia? O mes su sesė sakome, čia Kalėdų senis. Tai buvo labai jautrus momentas, todėl kad mama irgi viską suprato, jinai ir šypsojosi, ir graudinosi. O mes su sesė pirmą kartą gyvenime pajutome, kad Kalėdos tai nėra tik tai gavimas, bet ir dovanojimas. O svarbiausia, dovanojimas jausmų, šilumos ir meilės. Tad linkiu šiltų Kalėdų. Šventės per Radio centrą skamba gerai. Radio centras.